Šiandien labai simboliška, kad susirinkome prie arbatos dėl to, kad dailininko Jono Arčikausko kūryba be arbatos neįsivaizduojama daugeliu atžvilgių. Pirmiausia, tai yra žmogus, kuris gal ir bohemos žmogus, ir jį galima sutikti įvairiuose aplinkybėse, įvairiuose vietose, bet būtent rimtam dialogui šis žmogus sutinka kalbėtis tik tai prie arbatos. Tai dėl to norėtųsi vis dėlto ir šiandieną pateisinti, Jonai, tavo tikrą būseną, nes aš pažįstu du žmonės gyvenime, tai tave ir Valentiną Masalskį, kuris kažkaip vis dėlto jie net nejaukiai jaučiasi kartais, jeigu truputį į kitą mizansceną įkeli žmogų, jisai net junti, kad nustoja net ir mąstyti. Jūs sukūrėt savo lauką ir tik tai tame lauke. Antra priežastis, dėl ko prie arbatos, tai būtų tai, kad Jonas Arčikauskas yra pagal specialybę keramikas ir jisai, kai jam būna labai liūdna gyventi, čia gal paslaptis, ne paslaptis, bet tikrai žinau, kad jisai gamina ir lipdo ir dega labai gražias pialas ir gražius arbatinukus su tokiom japoniškais kotais ir tiesiog maža to turi sklipelį Antakalnį dėl to, kad augina ir puoselėja ir mūsų atšiaurios žiemos išnaikina jo augalus japoniškus, bet jisai juos vėl atsodina sistemingai ir tarp žibintų, kuriuos jisai taip pat yra iš keramikos pagaminės sode, žodžiu, kuria aplinką lyg tai arbatos gėrimo ceremonijom, kurios turėtų vykti ir kartais vyksta jo namuose. Dėl to, maža to, Jonas teko girdėti vienoje laidoje prieš kelis metus, kuris kalbėdamas apie mūsų dabartinio gyvenimo filosofiją ir tiksliau tą baisų bėgimą, jisai vėlgi kalbėjo apie arbatą ir kavą, kaip ją reiktų išgerti, kad būtent tai yra tie ritualai, kada žmogus tik ir gali būti žmogumi ir kartais mes namie tik tai 15 minučių jausdami kvapą, užkaisdami, paimdami, tai aišku, Miltinis turėjo filosofiją, ta prasme savo, žodžiu, bet tenka įvairiuose kontekstuose girdėti, kaip tu kalbi ir staiga pereini į puodelį, į arbatą ir atvirkščiai į tą laiko sustabdymą per šią ceremoniją. Ir dar plačiau žvelgiant vis dėlto ritualo prasme, tai Jono teatras ir apskritai kūryba be ritualo neįsivaizduojama, dėl to šitos savokos arbata, teatras, Jonas Arčikauskas, jos yra labai artimos. Gal vėliau truputėlį mes galėsime prisiliesti prie tam tikrų dokumentinių faktų, nes kai pakalbėsime ir apie tavo kelionę į Japoniją ir šitą temą galėsime pratęsti. Bet šiandieną aš dar norėčiau netgi gal ir pasiūlyti auditorijai rinktis temas, nes aš nustebau, kaip ir visi jaudinamės eidami tam tikrus susitikimus, bet Jono ir biografija ir apskritai jo personalija yra tokia gausi ir plati ir didelė, kad mes turėtume netgi ne vienam vakarui temų ir nežinia, ar kaip mums pavyks šiandieną apriepti tą visą gausą, nes iš tiesų tai yra, jūs patys įsitikinsite, nes su Jonu galima kalbėti nuo pačių subtiliausių dalykų iki bendrų dalykų, su kuriais kalbame kartais su režisieriais ar aktoriais. Ir Jonas Arčikauskas, kaip žinia, ilgai yra buvęs Akademinio dramos teatro dailininku ir buvo beje vienintelis turbūt dailininkas po nepriklausomybės, kuris buvo nefiktyvus teatro dailininkas, kaip kad gal ir kitose teatruose buvo tokie etatai. Ir tai faktas vėlgi neatsitiktinis, nes tuo metu, kai Jonas buvo dailininku, jisai padarė tam tikrą reformą ir mes žinojame, kas yra. Aš jau kalbu dabar ne apie scenografą, nes čia vėlgi kas kita, bet savoka, kas yra teatro dailininkas. Šiame kontekste mes galėtume pakalbėti
būtent apie nepriklausomybės visą lūžį, kuris vėlgi ištika įvykusių laidų, kurias dėja galėjau peržiūrėti tik tai per kompiuterį. Mačiau vėlgi faktologinius dalykus blogai ištransliuotus ir blogai vėlgi iki šių dienų įprasminta tam tikra istorija. Ir Jonas yra liudininkas labai rimtų įvykių teatrinių, taip kad yra autentiškas žmogus, su kuriuo galime kalbėti ir apie tą baisų periodą, kuris buvo laikoma, kad buvo išnaikintas ir ten, žodžiu, visi išvyti ir taip toliau. Šita tema galėtų būti Jono papasakota, kaip iš tiesų viskas buvo. Ir gal tuomet aš tas temas kalbėsiu toliau, kaip mes prieisim prie tam tikrų dalykų. Ir mano pirmas klausimas galbūt būtų, Jonai, apie tai, kad norėčiau, kad tu papasakotum, kuo yra svarbus teatro dailininkas teatre. Nes, kaip žinia, tu buvai kviečiamas ilgai ir čia yra, matau, Vlada Kalpokaitė buvo, kur mes kūrėme pirmą teatre net internetą ir jau tu nebuvai teatro dailininkas, bet visi žinojo, kad be teatro dailininko mes net interneto negalime sukurti, nors jisai buvo sukurtas, bet, žodžiu, visuma matoma, kad yra teatras turi eksterjerą, turi savo interjerą, turi savo repertuarą, turi tam tikrus aktorius ir kaip svarbus žmogus, kuris atėjęs pasižiūri į visumą ir pasako, kodėl barokinė mieste, kur yra Kuzmos bangelės, kaip, žodžiu, reiškia, tu galėdavai suvesti tuos dalykus ir labai nepiktai patardamas, žodžiu, kurti, padėti tam teatrui būti ne kažkokiu, kaip sakyti, į teatrą, kaip dabar integruojasi naujos kalbos dalykai, bet tą teatrą išauginti tos paralelinės medijas, žodžiu, iš būtent teatro, išeinant iš teatro vidaus. Tai tiesiog norėčiau, kad pasidalintum, šiek tiek grįžtum į prisiminimų, gal vėliau kalbėsim daugiau apie dabartį, bet istorijos. Kad tu papasakotum savo. Aha. Istorija arba ilga, arba trumpa, reiškia, gal nėra taip svarbu, reiškia, vis tiek man visada svarbus tas esamasis laikas. Ne kažkokia ateitis, tuo labiau ir ne praeitis. Nors visada, kaip sakyt, gražios atgalios ar ne vartai tuos kažkokius tai prieš tai buvusius ėjimus, iš to susideda tas šios dienos laikas. Tai vat, man įdomu, aišku, reiškia, ne koks tai istorinis laikas, kelias, kas reiškia, bet kaip mes šiandien gyvi. Tai va čia, kaip pasakyti, toks klausimas kaip ir yra, reiškia, ar ne, reiškia, kiek svarbus dailininkas teatre scenoje. Įprastinį laikysena, kad jis absoliučiai nesvarbus ir nereikalingas. Tai čia, kaip sakyt, su metais tarsi ir apsipranti su tom. Bet tai yra toksai, kaip pasakyti, toks provokacinis santykis, toksai už tai, kad reiškia, teatrą aš vis tiek suprantu kaip tokį, kaip tokį psichinį lauką. Nesvarbu, reiškia, kokios kartos ten susijungia, susiveda, reiškia, kokios temos gvildenamos ten, vienokios ar kitokios. Tai yra psichinis laukas. Ir jis yra ne tik tai, kad premjeros ar kokio tai atskiro spektaklio, jisai yra visada, bet kuriuo laiko. Tai man atrodo, kad reiškia, dailininkų yra toks labai aštrus klausimas, kiekvieną dieną man jis dar atviras ir šiandien, reiškia, nors jau gal ir 30 metų praėjo, kiek neskaičiavau. Ar tu esi pasiruošęs tam aktui? Nes jis yra kasdienis. Tai man atrodo, kad, reiškia, nenoriu įžeisti niekino jausmų, bet, tarkim, netgi, kaip sakyti, net davatkiškas toksai bėgiojimas, reiškia, iš pažinties pas kunigėlį, ar ką, reiškia, jisai yra žymiai paprastesnis daiktas. Nes čia yra būtent kasdienis raiška. O paskiau, kas ten susivedė į vieną ar kitą rezultatą, kas vadinasi vienu ar kitu spektakliu, ten geriau ar blogiau ar ką,
aš tiesą sakant pasakysiu, kad man dabar taip nelabai net ir svarbu patampa. Svarbu yra, vat, kokį tu skrodimą atlieki, vat, eidamas į tą vadinamą premjerą ar kitą kokią tai datą. Tai, mes gal taip per daug abstrakčiai. Tai čia tokia abstrakcija, jinai egzistuoja, jinai galbūt kiek tai emocinė, kiek tai ką reiškia. Laike, man jis ir šiandien dar neaiškus tas pastatas. Šiaip jau. Neaiškus dėl savo daugelio priežasčių, reiškia. Kažkaip taip, ar jisai per daug arti katedros, reiškia, ar kaip sakyti, ar per daug arti einamosios dalies. Nežinau, reiškia. Bet jis toksai yra amžinas kersvės, toksai reiškia. Ir visada kažkokiu tokių katakombų buveinė. Ir tie tokie procesai, kurie reiškia, tos aistros, kurios, kaip sakyti, dėliojasi tenai, jos ne visada adekvačios, kaip sakyti, tam išduotam rezultatui ar ataskaitai su, pavadinkim, su visuomenė. Aš suprantu, matau čia daugelį kaip ir jaunesnių žmonių, reiškia, galbūt tie tokie išsireiškimai, žodžiai, kaip tai keistokai skamba, arba dirbtinai netgi skamba, reiškia. Ir vis dėlto, šiandieną, man jau čia tikrai anksčiau buvo 50, tai noriu pasakyti, kad, reiškia, vis tik tai ta ataskaita yra labai svari. Jinai nebūtinai vėlgi konkreti, bet, reiškia, kūrybos kely, aš galvoju, kad aš atsiskaitinėju prieš draugus, tai nebūtinai pasakyti žodžiai, tai nebūtinai ką reiškia, bet tu tiesiog žinai jų buvimą, jų veikimą, galų galiai net jų tam tikrą mąstymą. Ir tas man asmeniškai yra labai svarbu. Ypač atsiskaitinėjai tarsi su išėjusiais tais draugais, kurie jau kaip ir negali šiandieną nei replikuoti tavo kokiu tai vienu ar kitų veiksmų ar judesių. Bet ta atsiskaitomybė, jinai tarsi sakralizuojasi. Ir tada iš to tu įgauni, kad, kaip ir pasakyti, reiškia, papildomų jėgų, papildomų kažkokių emocijų, papildomos kokios tai tiesos poreikio. Aš turiu vilties, kad kažkokia ateinanti karta, ar dar ateinanti karta, nežinau, kiek reikės laukti, kad toj vietoj bus radikalesnė. Bet man yra neramu, kad mano karta kaip ir pradėjo taikstytis su tiesos poreikio, tokiu apgleizojimu, kažkokiu kaip ir netekimu, kaip ir reiškia tokio kažkokio netgi konformistiniu tokiu, reiškia, josios apdorojimo. Tai netgi kartais, kaip sakyti, kai dukra tėvui pasako kažkokį tai skaudesnį žodį, reiškia, tai reiškia, nepamirštų priminti moralinę tą pusę, reiškia, bet tyliai viduje apsidžiaugia. Nes reiškia, kaip sakyti, tas klausimų formulavimas, reiškia, ta paieška, tas poreikis tiesos, jis yra. Nežinau, reiškia, kaip sakyti, čia žmonės gal išsamiau gali pasakyti, ką reiškia. Man atrodo, kad teatras be šito yra niekinis. Yra kažkoks tada keista veikla, keistas kažkoks manierizmas, kažkoks veblenimas kažkokiu išmoktų žodžių, reiškia, prasilenkimas su tikru santykiu. Yra labai daug pavojaus, vat šitam žaidime. Šiaip tu lyg įvardinai apverstos taburetės istoriją ir čia galima suprasti, tai tavo yra nuolatinė būsena, kurioje tu gyveni ir vis dėlto norėtųsi, kad tu vis dėlto plačiau iššifruotum vis dėlto šį savo išsireiškimą. Noriu pasakyti, kad reiškia, kad nei tie kokie tai įgūdžiai, nei įpročiai, nei kas nelabai padeda. Tai prasme, ta būsena, ta laikysena,
amžius eina, o vis tiek išlieki ir trapus, ir pažeidžiamas. Ir žodžio, ir veiksmo. Bet tu šitą savoką sugalvojai, ar ji yra kaip iš eilėraščio? Ne, jinai mano. Jinai mano, nes, kaip pasakyti. Nes čia reikia Vaidui Jauniškiui padėkoti, nes iš tiesų šiandien atnešė labai įspūdingą. Jo, panašią turiu namuose, jinai turi savo istoriją, bet, kaip pasakyti, aš dar vis toks jaunuolis besikurdinantis, reiškia. Niekaip kažkokius namus dar remontuoju, reiškia, kažkokias grindis darau, dar durų vis niekaip neįstatau. Svarbiausia sodas. Pusę langų pakeičiau, pusės dar nepakeičiau. Baldų niekaip neturiu, reiškia. Tai vieną turiu tokią taburetę, kuri turi skylę per vidurį tradicinę ir labai ją smagu paimti. Man jinai labai svarbi. Kodėl? Jinai padaryta pagal mano piešinį, labai gero meistro, jų buvo daugiau. Ir viena, reiškia, tai yra vienintelis daiktas, kurį aš esu, pavadinkim, pavogęs iš teatro. Nes iš esmės jinai ne man buvo daryta, jinai tik tai pagal mano. Bet taip jau susidėliojo, kaip sakyt, nuo režisierių čia parėjo, reiškia, kad jinai liko kaip ir lyšna nereikalinga. Tai aš ją priglaudžiau namuose ir nuo to praėjau tikrai nemažai metų. Galvodamas apie scenografiją, bet kurią, tarkim, ar kažkokius brėžinius, reikia apsispręsti kažkokius matus, ką. Aš vis mėruoju tą taburetę. Nors puikiai žinau josios matmenis, kaip sakyti. Kiek in pločio, kiek in aukščio, kiek in ką. Bet pats veiksmas, vat, kai tu, kaip sakyti, vat, tą centimetrą matai parašytą skaičiuje ir matai, vat, jojo tam, tai reikia apsispręsti dėl 15 ar 20 metrų gabaritų. Va taburetė ta mano yra puikus sufleris. Ir, kaip pasakyti, tas jos netvarumas, kas reiškia, kaip sakyti, aš ją ir į salioną, ir į virtuvę nešuosi, ir į ką reiškia, ir svečia vis, nerasdamas kur pasodinti, vis tupdavo ant tos taburetės, reiškia. Tai va ta apverstos istorijos, reiškia, kad kodėl taip yra, tai ne bravūra, reiškia, tai yra nepasitikėjimo gaida. Kadangi mes truputėlį sukalbėjom, reiškia, ir apie tą permainų metą, aišku, jisai visada pats skaudžiausias, baisiausias, galbūt, reiškia, daugelio žmonių išgyvenimai, ar ne, reiškia, kai keičiasi kažkokie tai įprastiniai dalykai, keičiasi jų vieta, jų tvarka, jų kas. Turiu omeny permainų metą, vat, visus revoliucinius, ką reiškia. Labai, kaip pasakyti, tokį labai aštrų santykį turėjau su visa bolševizmo ideologija. Kaip nekeista, tarkim, mokydamasis dailės akademijoje, dailės institutė tada, ar kitur, kur tai, aš labai įdėmiai ją studijavau vis dėlto. Ant kiek mane jinai, kaip sakyti, krėtė ir purtė, reiškia, ir buvo nepriimama, reiškia, man buvo labai svarbu susivokti vis tik tai. Susivokti, reiškia, kaip galima, kaip sakyti, taip nuosekliai, taip įkyriai, taip stabiliai, taip nenumaldomai, tarkim, taip demagogiškai, reiškia, teikti vieną ar kitą. Ir šiai dienai, kaip sakyti, reiškia, aš tam tikrų tų studijų tikrai nesigailiu. Deja, optimizmo to ne per virš galiu pasakyti, reiškia, nes aš galvoju, kad ta epocha kaip ir baigėsi. Nežinau, ką jūs pridursit, man taip netrodo. Jinai kai hidra, jinai kai toj pasakoja, žinai, kai su tuo Slibino nužudymu, reiškia. Jinai atauga galvos, reiškia, jin keičia formas, keičia, reiškia, josios, kaip sakyti, konfiguracijos dar aštrėja, reiškia, dar turiu omeny mūsų politinį klimatą. Tai vėlgi, reiškia, ar mes iš tikro, kaip pasakyti, sukuriam tą erdvę tam teatrui būti? Yra labai aštrus klausimai. Kad inertiškai tą darbą atliekam, kad reiškia, kad įvyksta spektakliai, dar veikia kažkodėl tai teatrai, nors po biškį, kaip sakyti, irgi deformuojasi, reiškia, patampa nereikalingi jau dekoratyviniai cechai, tai dailininkai tuo labiau turbūt. Nežinau, jūs čia geriau pasakysit.
Nes iš to, kaip sakyti, iš to, ką šiandien netgi mačiau, reiškia, tuose 3 darbeliuose, matau tokį, kaip sakyti, didelį pasitikėjimą ir tas yra gražu, tas gerai. Yra tik tai galbūt medžiaginis toksai minties įkaustymas. Tai vat, galvoju, kad čia galbūt reiškia tam tikrą metodiką tokia, kuri įdiegia tokio didelio darbo, didelio akto padarymą, kaip maketas, kaip kas. Jisai kartais sukuria labai gražų tokį, reiškia, tokį tarsi juvelyrišką, tarsi tokį, reiškia, kaip sakyt, patikimą daiktą. Ir tuo pačiu jisai labai toli nuo tos teatro erdvės, kaip sąlygiškos erdvės. Kaip kad minėjau, galima gražiau turbūt pavadinti, aš ją vadinu psichinę, reiškia, bet jinai galbūt, kad ir filosofinė, kad ir dar laukianti kokio tai žodžio ir veiksmo turiu omeny ne tik aktoriaus, ne tik režisieriaus, bet ir dailininko. Nes šviesos, koks tai judesys ar koks tai linijos nuvedimas, tai yra tie veiksmai. Jie yra atsakomingi. Bet Jonai, aš atsiprašau, naudojasi progą, kadangi mes visi galim užduoti klausimus, tai truputį užbėgsiu Daivai už akių ir jeigu tu kalbėjai apie hidrą ir, taip sakant, ir kad tai nesukuria erdvės teatrui, bet tai ar ne, mes nekartą kažkada tai anksčiau pripažinę buvom, kad teatras kaip tik ir klestėdavo opozicijos metu ir kaip tik jisai kaip ir turėtų tada, jeigu egzistuoja ir hidros tos besidauginančios, tai teatras kaip tik turėtų džiaugtis, turėdamas su kuo kovoti, nepaisant to, kad jis konformistinis yra dažnai. Vadėl, labai sutinku. Čia turbūt ir yra, kaip sakyt, šaltinis, optimizmo šaltinis galbūt, reiškia, kaip sakyt, preteksto kūrimo, ką reiškia, sutinku. Gal kartais, kaip sakyt, šiek tiek baugu, kad, reiškia, patampa žmogus nuvargintas šito galinėjimus ir darosi neįgalus, tai, kągi, kaip sakyt, atviras klausimas, turbūt taip. Bet tą suvokiu, taip. O kadangi vis dėlto tikrai visi geriam arbatą, tai manau, kad gal galima tada daugiau temomis pakalbėti, o po to atvirai diskusijai pakviesti jūs visus, nes manau, kad dabar taip sunku iš karto reaguoti ar ten. Tai dėl to norėčiau truputėlį liesti aktoriaus temą būtent tavo kūryboje, nes kaip žinia, kiek teko skaityti ir mokslinių straipsnių ir recenzijų, vis dėlto Jono Čikausko kūryba yra nedaloma nuo aktoriaus meno analizės. Ir jeigu yra analizuojamas aktorius viename ar kitame spektaklyje, kurio tu esi dailininkas, tai visą laiką tavo pavardė labai gražiai išnyra, nes dažnai apie scenografus rašoma atskirai kažkur, tai kažkokia atskira dalis skiriama, bet būtent Jono Čikausko atvejis šiek tiek išsiskiria. Ir jis išsiskiria tikrai dėl rimtų priežasčių, nes sukurdamas labai monolitinius, sakykime, kostiumus, kurie yra kaip atskiros scenografijos, galima pavadinti net judančios scenografijos dalis, vis dėlto aktoriai tarytum bando išsprogdinti, ištrūkti iš to ir tada susikuria energetinis laukas, be kurio apskritai teatras neįsivaizduojamas. Maža to, tai yra dailininkas, kurį labai myli aktoriai. Ir kiek teko kažkurio periodu būti, kiek atsimenu, arčiau tų spektaklių, kurios kūrė Jonas, tai būdavo neįmanoma girdėti, nes visi ko nors tavęs prašydavo ir nebijodavo norėti, žinodama, kad jie gal bus ir labai negražus, bet kažkaip jie visi vaizduodavo, kad jie dar tau padės. Kažkokie vyko visai kiti dalykai ir netgi
keli metai, kai, sakykime, Jono nėra mano akiratį, tai apie tave tenka labai dažnai girdėti, nes tu tiesiog esi šia prasme tapęs tikrai lyderių. Ar tai kitas dalykas, jeigu jūs individualiai susitiksit kada nors su Jonu Arčikausku, nustebsite, rodos, kad jis kalba apie savo dalykus, bet jis labai gerai nutuokia aktoriaus psichologiją ir būtent tipažus ir kartais nuspėja dalykus, netgi praėjus daugeliu laikų, aš prisimenu tavo tam tikras analizės apie vieną ar kitą vaidmenį, kurios vis dėlto pasiteisino ir tu netgi kaip toks telepatas nuspėjai tam tikrų aktorių gyvenimus. Tai norėčiau tavo komentaro vis dėlto pasakyti, kiek tau svarbu. Maža to, jūs turbūt visi žinote, kad Jonas Arčikauskas priklauso tiems dailininkams, kurie niekada nesutiktų kurti scenografijos naudodami kito dailininko kostiumus. Tai čia aišku yra dar tavo apskritai scenografijos sampratos dalykas, bet tai yra visuma. Ir jeigu žvelgti į aktorių, kodėl taip yra? Ar čia tik tai visumos yra problema, ar dėl to, kad tų aktorių... Kas tau yra aktorius, kai tu pradedi galvoti apie spektaklį? Aš nežinau, ar tu netgi scenografiją pirmas sukūri, nes jeigu jūs pamatytumėt Jono eskizus, tai visi norėtume tikrai turėti galeriją, rėmintis ir ką tik nori. Ten yra Dobužinskis tiek nėra iškrapštęs, išpaišęs. Tai yra nuostabiausi darbai, kurie galėtų tikrai turėti jau šiandieną kažkokį mažą muziejų, nes tai yra neįkainojamos vertybės, tai ką yra Jonas ir dėja tu jaučiu daug ką esi pametęs, išbarstęs, bet tiek, kiek yra likę, tai yra atskiri meno kūriniai. Ir su pavardėm negali sakyti, kad jis abstrakčiai, yra netgi su fizionomijom, jisai pamato žmogų ir tada jam kuria. Tas svarbu. Aktorius žmogus iš viso be abejonės išskirtinis. Išskirtinis jo pasirinkimas, apsisprendimas, kas reiškia. Yra, aišku, šitoj temai labai daug klastočių, labai daug apgautų žmonių, kurie tiesiog nei jie, nei daugelis galėtų atsakyti kaip jie pakliuvo į tą rutiną, į tą vežimą, reiškia, ir kodėl dar jie vis tą veiksmą atlieka, kaip sakyti, kad eina į sceną, ką reiškia, nors nieko bendro, jokio ryšio su tom neturi. Tai čia yra kita kalba, reiškia, tai prasme, reiškia, tai bėda. Bet aktorius šiaip, reiškia, kaip ir žmonės, aš myliu juos labai konkrečiai, kaip sakyti, myliu juos dėl jų pasiryžimo. Dėl jų pasiryžimo eiti į tą nieką, į tą tamsą, į tą, reiškia, čia pat reikia atleisti jų ydas, jų savimylą, jų egoizmą, nes kitaip tada, kaip sakyti... Jų norą būti gražiems. Be abejonės, reiškia, kaip sakyti, ne tik, kad tai gerbti reikia tą pakęsti bent jau, reiškia, tai prasme. Nes tas antiek, reiškia, kaip sakyti, antiek gali būti išdidinta, antiek iškreivinta, reiškia, kad reiškia, tai prasme, kažkokį tokį paprastą, normalų dialogą turbūt būtų sunku apturėti tai tema. Ir vis dėlto, aš galvočiau, kad tai yra labai sunkus kelias, sunkus, tam tikras žmogaus buvimo vačiapus variantas, reiškia. Ne dėl to, kad kažkokią technologiją reiktų valdyti, reiškia, kaip verkti, ar kaip juoktis, ar kaip ką, reiškia, bet nešti visą tai. Nešti vėlgi, reiškia, kaip kad kalbėjau, reiškia, kaip ir dailininkų atveju, ir nešti kasdienėje, ir tai kartoti, ir tai gebėti, tarkim, gretinti, akumuliuoti, analizuoti, kaip sakyti, reiškia, tobulinti dar ką, reiškia. Tai yra nuostabus dalykai, tai yra reta. Vardant to vėlgi, reiškia. Ir kaip pasakyti, man atrodo labai neteisinga būtų, reiškia, taip, reiškia,
tokia pirminė reakcija, reiškia, ir labai skubėti jiem padėti ar labai pritarti. Vat kažkaip reikia, vėlgi, man atrodo, reiškia, pabūti, išgirsti, reiškia, ir tas padėjimas kartais jisai galbūt ir kontrapunktų, ir ką reiškia. Nežinau, mane net linksmindavo, kai, reiškia, kai aš girdėdavau iš aktorių, kad sako, jo, Arčikauskas vėl, vat, reiškia, nei paeitų negalėsi, reiškia, nei ten dar kažką, tai ką reiškia. Ir vis tik tai, kaip pasakyti, man atrodo, kad mums pavykdavo surasti tą tokį bendravimo kampą, jį reikia surasti. Kaip pasakyti, kad tas kostiumas ir turi būti ta žabanga. Jis negali būti sklandus. Jis negali būti toks džiaugsmingas su kedukais bėgiojimas, kai tu išeini, reiškia, visai kitoj užduotyje. Ir tai prasme, ar judesio klampumas, ar kažkokio šleifo diskomfortas nepatogu, jis vis tik tai anksčiau ir vėliau jis tampa tuo ginklu. Kai tai prasme, reiškia, jisai jau auginasi tuo. Man neįdomus toks nuogas fizinis, reiškia, teatras, kaip pasakyti, reiškia, nes nežiūrint kokia tema bebūtų, reiškia, ar jinai šiuolaikinė, ar jinai istorinė, ar jinai ką, reiškia, teatras vis tiek ne šiandien atsiradęs, reiškia, ir man visada įdomus tas toksai, tas tiltas, komunikavimas su kaip sakyti, reiškia, net jeigu, reiškia, statosi, ar ten koks, nežinau, ar Mülleris, ar Saulius Šaltenis, reiškia, tai prasme, reiškia, jis vis tiek kabinasi su kažkokiu Sofoklio reikalais, reiškia, su kažkokiu rakursu, kažkokiu ką. Va tas tęstinumas, tas, kaip sakytų, sluoksnių reikiavimas, man jis, ko gero, vienas įdomiausių teatre. Kaip kad yra aplamai kūryboje. Labai įdomu, šią temą galima pratęsti įžengiant į kitą labai didžiulį vandenyną, tai būtent Valentino Masalskio teatrą, kurį jūs kartu sukūrėte, išsprogdinę, ir manau, kad Valentinas Masalskis ypatingai daug turėjo spektaklių su tavimi ir būtent tu jį buvai sukaustęs ir jisai išsprogdavo ir kaip jūs Kaune gražiai sukūrėte ir kamerinį teatrą ir buvo jūsų tas didžiausias jau po to menų sambūrio pamoka UNESCO spektaklis, į kurį mes visi važiavom ne vieną kartą žiūrėti, nes du žmonės, kur ne dėl to, kad Kirvis Kotą atitiko, bet tam tikra ideologija jūsų buvo tuomet viena ir manau, kad iš teatro sampratos dalykų jūs susibičiuliavot ir buvot sukūrę savarankišką teatrą, kuris ten kelis kartus keitė pavadinimą, bet šiuo atveju esmė yra tai, kad dabar jūs ne kartu, bet norėčiau, kad ypatingai jaunesnė auditorijai papasakotum vis dėlto apie Kauno savo spektaklius ir kas ten buvo per fenomenas, kodėl jūs tuomet, kai lyg ir dirbote teatre, bet pabėgote iš teatro, nes ir Valentinas Masalskis, kuris žinojo, kad jam reikia lyg ir kitokio teatro, nes jisai yra, kaip sakyti, labai lyg ir be kostiumo yra ryškus, bet jisai ilgą periodą glaudėsi šalia Jono ir šiandieną net nesvarbu, kas buvo idėjų generatoriumi, ar reiškia jisai ar jūs, nes tikrai jūs dviese kūrėte Valentino pradžią, tai norėtųsi... Tiesiog čia buvo galbūt labai aktyvus laikas, labai aktyvus ieškojimas tos pavadinimų teatrinės ir formos, ir kalbos, ir reiškia, tai kažkoks toks atėjo metas, kad reiškia, tarsi pradėjo nespėti teatrą su savo repertuarai, su savo tvarka, su savo kuo, reiškia, kad tai prasme, reiškia, kaip ir buvo toksai, ne tai, kad sukūrėm kokį tai naują teatrą, reiškia, aš taip net nevadinčiau, reiškia, bet tiesiog buvo aktyvi paieška tokio kaip ir betarpiškesnio kontakto, tokio greitesnio, tokio tegul neišbaigto, tegul, kaip sakyti, ne tokio, reiškia, stabilaus, bet, reiškia,
norėjosi, reiškia, vis tik tai, reiškia, turėti tokį kaip ir artimesnį ryšį su žiūrovu, su tuo lankytojų teatro, reiškia. Ir man atrodo, kad, reiškia, čia niekam nepaslaptis, reiškia, vis kažkaip Kaunas vis tiek toksai pakankamai paradoksalus miestas, reiškia, su gaja savo, reiškia, tokia miesčioniška laikysena, reiškia, pažiūrė iš laiko kažkokios trajektorijos, ne viskas ten taip blogai tie dalykai, reiškia. Juose taip pat gali pamatyti pozityvaus tokio užtaiso, reiškia, ir per laiką jie ypatingai įgauna, kaip pasakyti, gerą kokybinį tokį tam tikras turtas tai yra, reiškia. Bet reiškia, man atrodo, kad, reiškia, ten ta sėkla buvo pasėta, reiškia, Kaunas nuostabus teatras, reiškia, man atrodo, kad derėtų net prisiminti, reiškia, eilę žmonių ir aktorių ir visokių kitokių, reiškia, kur tiesiog tu esi priverstas tam teatre, kaip sakyt, augti, akumuliuoti, gyventi, kvėpuoti, reiškia, kaip sakyta, tos visos ataskaitos vyksta tiesiog žaibiškai, tiesiog, kažkaip man čia taip jau kortos krito, reiškia, kad aš Kauno teatre pradėjau ten anksti lankytis, ten 14-15 metų, kažkaip, tai Kauno muzikiniam, tai dramos teatre kažkokią butaforę reikėjo padaryti, už tai gauti ten pusę rublio, reiškia, ir nusipirkti kokletą, reiškia, tiesiog toks metas, reiškia. O paskiau, kažkaip atsimenu ir Kęstutį Genį, ir, daugybę, reiškia, net tiesiog nenoriu vardyti, reiškia, nes tikrai nepajėgsiu visų suminėti, reiškia. Kaip nekeista, nežinau, kaip, tarkim, aš iki šiandien ilgiuosi, reiškia, tokio Viktoro Šinkariuko, reiškia, galbūt nepakankamai žinau, nepakankamai matau, galbūt nedavertinu šiandieninių jaunų žmonių, reiškia, bet mano matyme tokiam, reiškia, kaip sakyt, tai yra reto talento, tai yra reto sugebėjimo žmogus, reiškia. Ir jeigu jisai baigia dienas tarpuvartį nusigėręs, kaip sakyt, tai kažką mes netai padarėm. Jį apkalbinti elementaru. Tvarkoj, reiškia. Bet kažkur, kaip sakyt, kaip ne tik, kad ten Lietuvos žmonės ar reiškia, ar šitie, nenorėčiau tokių didelių, bet net ta teatrinė bendryje, ką reiškia, kažkur nesuvaikščiojom, reiškia, kažkur kažką praleidom, kažkur ką reiškia. Jau, kaip sakyt, ne pernai, nežinau, kažkaip tokia tuštuma ta vis tik tai didelė ir jinai išlieka. Ir tarkim, darbe, analizuojant tuos kiekvieną tą kostiumą, tai būdavo, kaip pasakyti, reiškia, ne vieną bonką šnapsų reikdavo išgerti, reiškia, kad aptart tą kostiumą. Tai yra, tokie išbandymai eina visais parametrais. Tu ne tik tai, kad, reiškia, gražiai, sklandžiai turi pačiulbėti, reiškia, bet tu vyriškai atlaikyti, žinai, visą tą kazuistiką, reiškia, tų žaidimų. Ta reikia išnešti, tada tik tai tu gali, kaip sakyti, tada žengi žingsnį tą sekantį taką. Ir tada tai atvirsta tom vertybėm, reiškia. Tai tarkim, kaip pasakyti, aktoriaus žaidimas vis tiek jisai labiau išoriškas, labiau emocinis, ar ne, reiškia. Ir grįžtant, reiškia, dėl ir Valentino teatro, ir ko, reiškia. Tai prasme, aš manau, kad, reiškia, kokį nors spektakliuką padarydamas kartu, tai baigiau porą universitetų kaip nieką, jeigu nedaugiau. Tai prasme, reiškia, ir su kiekvienu, ir pabaigos ten nėra. Jie buvo sukūrę ir Kubilą teatrą, ir kokį nori. Kaip sakyt, atsimenu ir Zelčių atsimenu, reiškia, buvo toks aktorius, reiškia, nežinau, ar jūs žinot. Tai aš dar tada, 14 metų pradėjau, reiškia, dar iki teatro. Tai ten buvo toksai kaip ir, buvo sovietmetis, reiškia, nelabai viską buvo galima kalbėti, kaip sakyti, senoje, ką reiškia. Daug daugiau tiesų, reiškia, mes buvom įsigudrinę, kaip tais tiesas pasakyti, kaip sakyti, reiškia, žmonėms suprantama kalba
reiškia, bet tu lieki tarsi tu ir nesakęs. Reiškia, kaip sakyti, kriminalinė tvarka tu kaip ir nepakaltinamas, reiškia. Nu, tokia kaip ir tuo metu ezopinė ta kalba, reiškia. Bet jinai nėra ne tik tai žodžiai, tai yra, reiškia, atskiras klodas, reiškia, kalbos, formų, jų jungčių, jų tarpusavio sąskambių, ką reiškia. Tai vat visas tas... Ir vis tiek norėjosi iš to ir vaduotis. Bet vaduotis, ne tai, kad, kaip sakyt, atėjęs į barą užlipai ant stalo, reiškia, ir jautiesi laisvas. Bet, reiškia, vat teatriniai kalboj, tai pasakyti. Vat, reiškia, vat šitam veikime. Kaip sakyti, ir rafinuotai, ir reiškia, ką reiškia, aš nežinau, tai prasme, aš nieko negaliu daugiau patarti, reiškia, aš tiesiog, kaip sakyti, matau čia auditorijų, reiškia, daug iškilesnių žmonių, reiškia, ir daugiau nuveikusių. Bet vat, jauniem žmonėm norėčiau pasakyti ką, kad, reiškia, reikia lavinti save, velniai griebtų, visom įmanomam formom. Man atrodo, reikia skaityti poezijos kuo daugiau. Vat norint, kaip sakyti, kažką tai veikti teatre, tai galima ir retsykiais nueiti į tą teatrą, bet labai daug dirbti su savim. Kažkoks toks, reiškia, kad turiu omeny dar, vat, reiškia, šiandieną aš kažkaip negirdžiu iš žmonių tų dalykų, reiškia, bet vat, prisimenant tos kartos žmonės kaip ir Valentiną Masalskį turiu omeny, ir tarkim Zelčių, ir, reiškia, ir Kęstutį Genį, ir Staliliūnaitę Rūtelę. Vat ta, kaip sakyti, ta teisė kalbėti, jinai nebūtinai žodžiais, aktorius irgi kalba nebūtinai savo žodžius, ar nereiškia. Jis turi išgyvenimą įdėti tik tai. Bet, kaip sakyti, Čecholą, luobą jisai gauna kažkieno tai išrašyti. Aha. Aš tave sutikau ne taip seniai, dar buvom nepakviesti šį vakarą tamsiame Vilniuje ir tu pasakėjai vietoje labas labai skausmingą frazę. Aš paklausiau, kaip gyveni, tu pasakėjai, aš galvoju, kaip padaryti dabar, kad nieko nedaryti. Žodžiu, tu susidūrei su situacija, kad dabar pradėdamas dirbti 2 naujus spektaklius, su tokia situacija, kad tavo sumanimams vis dėlto Vilniuje jau nėra dirbtuvių, kuriuose tu galėtum tai gyvendinti ar, sakykime, rasti žmonių, su kuriais galėtum pratęsti, konfrontuoti, dialogas, žodžiu, kad atsirastų, nes, kaip sakyti, dailininkas tai yra dailininkas, bet tie pameistriai vis dėlto geram dailininkui yra būtini. Ir kaip žinia, Lietuvoje mes neturime šitos tradicijos, jinai viename ar kitame teatre gal susiformuoja, bet dabar teatrai taip pat modernėja ir kažkaip keičiasi. Ir vat, norėčiau šią temą šiek tiek pakalbėti, nes kada čia pernai ir kada teko vat, lankytis Islandijoje ir matyti vat, Oskaro Koršunovo Audrą Šekspyro, kurią jis darė su Narbutu, tai scenoje išvydome unikaliausią darbą, kuris jau premjeros dienomis buvo įvardintas kaip muziejinė Reikjaviko Islandijos vertybė ir buvo aišku, kad nuėmus spektaklio iš karto taps tokiu paveldo, kultūros paveldo dalimi. Ir Narbutas tą darbą atliko beje su lietuvių skulptorium, baigusiu Vilniaus dailės akademiją, kuris emigravo tiesiog ir šiuo metu dirba Reikjavike. Aišku, jam pasisekė kažkuria prasme, kad jisai papuolė į profesionalią aplinką, bet jisai buvo tiesiog Narbuto pameistrys. Tu kaip atsimenu, esi irgi kūręs netgi Šekspyro Tuščios meilės pastangas su Gyčiu Padegimu ir dar amžinatilsį Kauno dramos teatre, sakykime, buvo tas garsusis metalo meistras, kuris, kaip tu sakei, iš vamzdžio moka padaryti drugelį. Bet aišku, tokie meistrai, jie niekada iš vamzdžių drugelių negamina. Ten jie turi turėti, kaip sakyti, idėjų inspiratorių ir aišku, dėl to labai svarbus yra dailininkas. Tai aš norėčiau truputėlį paliesti šitą tau skaudžią temą, iš tiesų, kokioj tu dabar gyveni būsenoje ir kas tai yra, tu vis dėlto kuri ir tu kurdamas įvairius
šlykštus tas žodis projektus, nebūtinai spektaklius, bet tikrai tos projektus, kuo tu vis dėlto remiesi ir kokie tavo yra atskaitos taškai? Ar vis dėlto tavo sumanimai ir idėjos, ar tu vis dėlto, aišku, materialioji pusė labai svarbi, ar ne, tu dar žiūri, kiek tam vienam ar kitam reiškiniui yra duodama pinigų, bet kartais dėl atlikimo, man atrodo, yra stabdoma tavo visa fantazija ir tavo... Aha. Nu, čia visai eilė dalykų yra. Žodžiu, kaip padaryti, kad nieko nedaryti. Aišku, galbūt mūsų šio laiko skubotumas, toksai, kaip sakytas, visada tas terminų įveržimas, tas kas reiškia spėsi, nespėsi, gal studentiškas tas laikas yra vienas ir nuostabiausių ir yra, kad, kaip sakyti, reiškia, tu tiesiog negalvodamas, tu atiduodi laiko tiek, kiek reiškia, kiek atiduodi. Aš suprantu, kad yra taškai tie kažkokio atsiskaitimo ar dar kažkas, bet reiškia, tu labiau, kaip sakyt, būni su tuo dalyku, su tuo veikimu. Čia, kaip sakyt, vėlesniam laikė, reiškia, tu atsiduri jau ne tik tai, kad į tavo asmeninį planą. Va šitas man visada buvo problema, reiškia, kaip sakyt, savo asmeninius terminus suderinti su, tarkim, įstaigos, su valdiškų namų, reiškia, terminais, reiškia. Ir visada čia ta tokia, kaip sakyt, ta dermė, reiškia, yra visada, reiškia, diskutuojama, nes yra labai daug svertų. Reikia padaryti kažkokį tai, spektaklis visada stebuklas. Tai vat padaryti tą stebuklą, tam reikia pinigų. Ir čia visą laiką vėlgi, reiškia, yra, nežinau, man teko nemažai daryti, tarkim, reiškia, Bet tu kalbėti apie dirbtuvių mastelį, apie tai, kad nėra netgi dirbtuvių. Bendraja prasme, reiškia, vat apie tą sąlygą. Dabar, reiškia, iki darbo teatre, kaip sakyti, kaip dailininko statytojo, aš kaip ir dirbau visus darbus. Ir apšvietėjo, ir ten butaforų, reiškia, ir po armijos dar grįžęs, dirbau čia Rusdramį butaforų. Nu, tai prasme, tam tikrą patirtį tu sukaupė, reiškia, noriu pasakyti, kad anam laike aš sutikdavau daugiau išmanančių žmonių dirbančių teatre. Ar tai nuo sovietmečio tos vulgarizacijos, tos ko, reiškia, kaip sakyti, reiškia, ten visada glausdavosi nuostabių tokių poetiškų sielų, reiškia. Visai nesvarbu, reiškia, ar jie būdavo skalbėjom, ar netgi būdinčiais, ar staliais, ar ką. Tai yra visa tokia gradacija, kaip sakyti, visa galerija, reiškia, nuostabiausių žmonių, reiškia. Ir jie būdavo kiekvienam teatre. Kiekvienam. Labai gerai atsimenu, Kauno atėjęs į Vilnių, taip pat tuos žmonės suradau, reiškia. Šiandieną man toks truputuką, kaip ir rodosi, reiškia, atsiradęs kaip ir plyšys toksai, reiškia, ką reiškia. Nes teatras vis tik tai, kaip sakyti, vienas žmogus turiu omeny, reiškia, jeigu apimtis didesnė, reiškia, jeigu užimta ten 50 žmonių ar 20 žmonių, ar reiškia, jeigu erdvė didesnė, jeigu josios kažkoks tai krūvis uždaviniai didesni, vienas žmogus nelabai gali įgyvendinti tai. Turiu omeny dailininkas, tarkim, ar nereiškia. Norom, nenorom jam reikalingi pagalbininkai. Ir vat, kaip sakyti, šitų pagalbininkų darosi sekliau. Ir aš nežinau, aš negirdžiu, tai prasme, reiškia, iš tikro, kaip pasakyti, jokia mūsų, kokia tai mokykla, vien tik tai atsitiktinumų tokie dalykai, reiškia, tai prasme, reiškia, neruošia šitų žmonių. Nes tiesiog, kaip pasakyti, reiškia, net tinkamai, kaip sakyti, tokia tradicinė frazė galbūt, reiškia, tinkamai į sieną įkalti vinį, reiškia. Ne visi sugeba.